Labas vakaras, mėly krepšinio mėgėjai. Šiandien matysite LKL čempionatą rungtynes tarp Kėdainių Triobet, žalia apranga, ir Utenos Juventus, balta apranga. Kėdainiečių startinis penketas. Ginevičius, Černeckis, Kiselius, Deividas Maklūras ir Aurimas Adomaitis. Svečių penketas. Gaidamavičius, Matulis, Pakamanis, Petrukonis ir Vasiliauskas. Šiandien teisėjauja FIBA arbitras Jurgis Laurinavičius bei nacionalinės kategorijos arbitrai Artūras Šukys ir Šarūnas Gabrilavičius. Komisaras Zenonas Kamarūnas. Pakamanis pražengė pirmąjį kartą. Ginevičius su kamuoliu. Kiselius. Ir dar viena varžovų pražanga. Dar kartą Pakamanis pražengia. Antrą kartą iš eilės. Ginevičius. Atakai 10 sekundžių. Maklūro metimas. Deja nėra. Ir kamuolį pasiima Gintautas Matulis. Utenos komandą treniruoja Robertas Giedraitis, jos tentas Žydrūnas Urbanas, kėdainiečių treneris Gediminas Petrauskas. Klysta varžovai, Ginevičius, Černeckis vos išsaugo kamuolį, Maklūras, Kiseliui. Grįžta varžovai. Atakai dar 10 sekundžių. Černeckis. Jo prasiveržimas ir blokuoja jo metimą varžovai. Matulis, Pakamanis. Gaidamavičius. Prameta. Kodėl kamuolio? Ginevičius pamuša kamuolį Adomaičiui. Artėja į pabaigą antroji. Pirmojo kėlinutė kol kas 0-0. Černeckis prieš į Pakamanis. Adomaitis. Kiselius. Vėl nėra. Kol kas nerezultatyvios rungtynės. Kėdainiečiai LKL čempionate vidutiniškai pelno po 72 taškus. Varžovai šiek tiek daugiau, po 75. Dar viena varžovų klaida. Ir trečia varžovų pražanga. Prasižengia Arūnas Vasiliauskas. Trečia komandinė varžovų pražanga. 2 minutės 15 sekundžių sužaista pirmajame kėlinyje. Daugiausiai taškų LKL čempionate pelno Lietuvos Rytas po 90 vidutiniškai per rungtynes. Maklūras. Černeckis lieka laisvas ir 3 taškai. Pirmieji šių rungtynių taškai. Jos pelno Tomas Černeckis ir 3-0 pirmauja Kėdainiai Triobet. Apsigina kėdainiečiai ir nepavyksta Matuliui pelnyti taškų. Ginevičius. Černeckis. Klysta Černeckis. Nematė Adomaitis. Matulis. Gaidamavičius. Ir pražanga puolime Petrukoniui. Ketvirta komandinė varžovų pražanga. Taigi, neblogai kol kas prasideda rungtynės. Kėdainiečiai kol kas žaidžia švariai. Deividas Maklūras, Ginevičius. Maklūrui. Adomaitis. 2 taškai ir dar pražanga varžovui.
Gaidamavičius prasižengė. Pirmieji Adomaičiai 5-0 ir dar vienas baudos metimas. Adomaitis per rungtynes taškų pelno po 10 vidutiniškai. Bauda dėja skrieja pro šalį. Trys su pusė minutės praėjo. 5-0 pirmauja kėdainiečiai. Pakamanio metimas. Ir pirmieji svečių taškai. Juos pelno Darius Pakamanis. Svečių komandos kapitonas. Ginevičiaus šūvis iš krašto. 3 taškai. 8-2. Pirmauja kėdainiečiai. Matulis, Pakamanis, prieš jį Černeckis. Ir pražanga Černeckiui. Pirmoji Černeckui ir pirmoji kėdainiečių komandinė pražanga. Šiandien vis dar negali Kėdainių komanda žaisti Belevičius. Jam traumuota buvo nosis ir operuota. Tačiau yra ir neblogų naujienų. Į komandą grįžo Egidijus Dimša. 2 sezonus rungtyniavęs Kėdainių ekipoje prieš tai. Jisai paliko Italijos antros lygos klubą ir toliau karjerą tęs Kėdainių klube. Prameta Maklūras iš toli ir varžovai pradeda savo ataką. Šiek tiek daugiau negu 5 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Petrukonis nėra. Deividas Maklūras atsikovoja kamuolį. Beje, Maklūras atsikovoja per rungtyniškai po 8 kamuolius. Ginevičius. Ir dar 3 taškai. Ir svečių komandos treneris prašo minutės pertraukėlės. Baigėsi pertraukėlė. 11-2 pirmauja Kėdainiai Triobet. Šiame sezone komandos tarpusavy žaidė 4 kartus. Ir vienintelį kartą Utenoje laimėjo uteniškiai LK rungtynės 75-70, o po to BB rungtynės ir 2 taurės rungtynės laimėjo kėdainiečiai. Netaiklį metė Petrukonis ir su kamuoliu Vidas Ginevičius. Adomaitis. Pražanga Matuliui. Pirmoji Matulio pražanga ir Laimonas Kisėlius mes 2 baudos metimus. Keitimas Triobet komandoje. Černecki keičia Vytautas Šulskis. Kisėlius baudas meta kol kas tik 40% taiklumu. O per rungtynes vidutiniškai pelno po 10 taškų. Pataiko pirmą baudą Kisėlius. Antrą taip pat. 13-2, dviženklė persvara.
Varžovų ataka, Petrukonis. Ir klaida gynyboje. Gaidamavičius vienas lieka po krepšiu ir pelno savo pirmosius taškus. Lygiai 4 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Maklūras Adomaičiui ir 2 taškai. Ketvirtas Adomaičio taškas. 15-4. Pirmavo kėdainiečiai. Vasiliauskas, Petrukonis. Petrukonio ūgis 2 m 12 cm. Dar kartą prameta Petrukonis ir Adomaitis pasiima kamuolį. Ginevičius. Šulskis. Maklūras. Atmeta kamuolį Ginevičiui. Ginevičius net nepataiko. Petrukonis pasiima kamuolį. Beje, varžovo komandai yra ir 2 m 20 cm ūgio žaidėjas. Tai Romanas Gumeniukas. Sezoną pradėjęs Šiauliuose, po to buvo atiduotas Utenai. Prameta Gaidamavičius iš pakrepšio. Lieka 3 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Pražanga Matuliui. Šau Vasiliauskui. Antroji asmeninė. Ir 2 baudos metimai skiriami į varžovo krepšį, kadangi varžovai jau seniai išnaudojo pražangų limitą. Gediminas Maceina keičia Pakamanį varžovo komandoje. Aikštelio šeimininko ekipai matysime Valukonį ir Jasikevičių. Deividas Maklūras prie baudų metimo linijos. Maklūras baudas geriausia meta kėdainiečių komandoje. Jo taiklumas LKL čempionate 87 procentai. Ir daugiausiai taškų jisai pelno beveik po 11. Deja, pirmąją baudą prameta Deividas Maklūras. Antrąją pataiko. Pirmasis Deivido Maklūro taškas. 16-4. Pirmąją Triobet. Žaisti lieka mažiau negu 3 minutės. Šležas varžovų komandai pasirodė aikštelėje. Ir varžovai klaidina Maklūrą. Pirmoji Maklūro pražanga. Ir antroji kėdainiečių komandinė pražanga. Maceina, Gaidamavičius, Šležas, Maceinos tritaškis, nėra. Petrukonis atsikovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Pirmieji Petrukonio taškai, 16-6. Pražanga varžovams. Prasižengia Šležas. Kiselius prie baudų metimo linijos. Prieš tai pataikė baudas. Deja, Kiselių keičia Deividas Maklūras. Prieš tai prametęs vieną baudą. Maklūras atsikovojo ir daugiausiai kamuolių Triobeto komanda. Vidutiniškai po 8 per rungtynes. Taikli pirma bauda. Antrasis Maklūro taškas. Antras skrieja pro šalį. 17-6. Pirmavo Kėdainių Triobet. 2 minutės 20 sekundžių lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Maceina, Petrukonis, Vasiliausko šūvis ir 3 taškai. Paliko jį Deividas Maklūras, laisvą. Ir 17-9. Sėlius, Jasikevičius, atakai 10 sekundžių. Šulskis, Valukonis, Jasikevičius. Valukoniui reikia mesti. Labai jau netaikliai meta Valukonis. Kamuolys skrieja šalia lanko. Varžovų ataka eina prieš paskutinę pirmojo kėlinio minutę. Prameta varžovai. Pražanga Petrukoniui. Stumteli varžovą. Kodėl kamuolio ir 2 baudos metimai. Vėl Maklūras eina prie baudų metimo linijos. Kažkaip šiandien neužtikrinai meta baudas Deividas Maklūras. Keitimas Triobet komandoje. Minutė 35 sekundės. Lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. 17-9 pirmavo kėdainiečiai.
Taikli pirma bauda. 18-9. Dar vienas metimas. Taip pat taiklus. 19-9 ir Adomaitis keičia Deividą Maklūrą. Varžovų komandoje aikštelėje Žygimantas Šeštokas. Jisai pakeitė Gaidamavičių. Pusantros minutės lygiai iki pirmo kėlinio pabaigos. Šįkart Vasiliauskas šauna pro šalį. Adomaitis kovoja kamuolį. Jasikevičius. Šulskis, Kiselius. Malokonis. Šulskis atakai 5 sekundės. Taip, netaikliai metama Malokonis. Išsigando varžovą. Ir klysta varžovai. Žingsniuoja Šležas. Prasidėjo paskutinė pirmo kėlinio minutė. Devyniolika 9 pirmauja kedaniečiai. Jasikevičius. Kiselius. Taiklus Kiseliaus metimas. Ir 21-9. 12 taškų persvara. Tai didžiausia persvara. Petrukonis, Vasiliauskas, jo dvitaškis, nėra ir lieka 25 sekundės. Beveik iki kėlinio pabaigos kamuolį gali kontroliuoti kėdainiečiai. Jasikevičius. Atakai 10 sekundžių. Penkios. Iš sunkios padėties metų Jasikevičius nepataiko. Ir varžovai nespėja. Tiksliau nepataiko Vasiliauskas. Ir baigėsi pirmas skirys 21-9. Jį laimi Kėdainių Triobet. Pasąmonį įrašė ir susipisas. Paduosi Vytai, gerai? Vykima. Taigi antrasis kėlinukas. Jasikevičius, Šulskis, Adomaitis, Malokonis ir Kiselius. Toks kėdainiečių penketas. Klysta Kiselius ir varžovai perima kamuolį. Kol kas 21-9 pirmauja kėdainiečiai. Pražanga Malokoniui. Pirmoji Malokonio pražanga. Pečiukas įeina į aikštelę. Komandos kapitonas keičia Marių Malokonį. Pakamanis prie baudų metimo linijos. Baudas Juventus komanda meta 36% taiklumu. Tai yra ketvirtas rezultatas LKL čempionate.
atsiprašau, 74. O kėdainiečiai meta 65 procentų taiklumu. Ir yra 10. Geriausiai baudas meta Šiauliai. 78 procentai. Pakamanis pataiko abi baudas. Pelno 4 tašką. Ir 21-11. 10 taškų persvarą turi kėdainiečiai. Jasikevičius, Šulskis, Kiselius, Jasikevičius. 3 taškai. Pirmieji Jasikevičiaus taškai. Kėdainiečiai jau pataikė 4 tritaškius. Šiame sutikime varžovai kol kas vieną kartą pasižymėjo iš 3 taškų zonos. Adomaitis neapsigina prieš Žygimantą Šeštoką, kuris 10 cm žemesnis. Taigi antrąjį kėlinį kėdainiečiai pradeda pražangomis, jau 2 komandinės, varžovai kol kas žaidė švariai. Beveik minutė praėjo antrajame kėlinyje. Gerai, kad prameta pirmąją baudą Žygimantas Šeštokas. Dar vienas metimas. Pataiko antrąją baudą ir komanda skiria 12 taškų. Pečiukas lieka visiškai laisvas, dėja, metimas skrieja pro šalį. Stabdo Maceiną ir trečioji kėdainiečių komandinė pražanga. Pirmoji Jasikevičiaus pražanga. Minutė ir 10 sekundžių praėjo antrajame kėlinyje. 24-12 pirmauja kėdainiečiai. Pakamanis baudos aikštelėje ir 4 komandinė pražanga. Bei pirmoji Šulskiui. Maklūras keičia Kiselių. Pakamanis prie baudų metimo linijos. Kol kas 4 taškai. Jos sąstoja 5. 24-13. Ir 24-14. Jasikevičius pradeda kėdainiečio ataką. Adomaitis, Šulskis. Nepataiko Šulskis, tačiau Mūsiškiai atsikovoja kamuolį. Adomaitis. Pražanga Šeštokui. Pirma varžovų komandinė šiame kėlinyje. Ir pirma Šeštoko pražanga. Pusantros minutės praėjo. Šulskis, Jasikevičius. Maklūras. Maceina prasižengė. Varžovai pradėjo rinkti pražangas. Pirmoji Maceinos pražanga ir antroji Juventus komandinė pražanga. Taigi šitas kėlinys turėtų užsitęsti, nes kėniečiai jau turi 4 pražangas, o varžovai neturi to. Jau 2 yra pas juos. Taip, kad po to po kiekvienos pražangos bus metamas baudas. Šulskis įkala 3 taškį. Pirmieji Šulskio taškai 27-14. Vėl didžiausia persvara. Prasidėjo trečioji antrojo kėlinio minutė. Pakamanis. Ir išradingai žaidė Pakamanis. Prasiveržė iš po krepšio, pelno taškus. Kol kas vienintelis Pakamanis traukia Juventus į priekį. Jau 8 taškai jo sąskaitoje. Jasikevičius. Pats meta. Šiek tiek per trumpas metimas ir Maceina su Pakamaniu atsikovoja kamuolį. Šležas. Šeštokas, Pakamanis. Ataka 8 sekundės. Matulis. Pabėga nuo Pečiuko.
Ir Pečiukas prasižengia. Gediminas Petrauskas prašo minutės pertraukėlės. Septintasis numeris Vaidotas Pečiukas prasižengė pirmąjį kartą. Taigi, po pertraukėlės varžovai mes du baudos metimus. Kalniečių krepšį. Matulis prie baudų metimų linijos. Kol kas taškų jis nėra pelnęs. Pirmasis Matulio taškas. Ir antra bauda taikli. Skirtumas sumažėjo iki 9 taškų. Pečiukas. Šulskis. Ir 2 taškai. Išnaudoja Šulskis savo ūgį prieš Maceiną. Šulskis pelno 5 tašką. Maceina su kamuoliu. 3 minutės 15 sekundžių praėjo. Matulis nepataiko. Ir kėdainiečiai atsikavoja kamuolį. Šulskis. Adomaitis, Pečiukas. Ieško mano draugų. Maklūras. Ataka 8 sekundės. Ir šio kamuolys išlanko po Maklūro metimo. Maceina. Maklūras kyšteli ranką. Ginevičius grįžta aikštelį, jisai keičia Vytenį Jasikevičių. Varžovo komanda Gaidamavičius grįžta aikštelę. Šležas prieš Adomaitis. Ir Šležas puskabiliu pataiko. Pelno pirmosius taškus. 29-20 pirmauja Kėdainiai Triobet. Adomaitis, Šulskis ir pražanga varžovai. Pakamanis prasižengė 3. kartą. Šulskis mes 2 baudos metimus. Pakamanį keičia Arūnas Vasiliauskas. Šulskis pelno savo 6 tašką. Ir antras metimas taiklus. 31-20. Šulskis jau pelnė 7 taškus savo komandai. Ir rezultatyviausias. Ginevičius pelnė 6 taškus. Mažau taka. Ir žingsnioja šeštokas. Mažiau negu 5,5 minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. 31-20 pirmauja Kėdainių Triobet. Su kamuoliu Maklūras. Atmeta kamuolį Ginevičiui ir
3 taškai. Vidas Ginevičius smeigia 3 tritaškį šiose rungtynėse ir Juventus prašo minutės pertraukėlės. Taigi 5 minutės ir 12 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. 34-20. Kėniečiai įgyja didžiausią pranašumą šiose rungtynėse prieš Juventusą. Ir jų ataka. Šležas. Šį kartą pro šalį ir Deividas Maklūras atsikovoja kamuolį. Vidas Ginevičius. Klysta. Ginevičius. Šiek tiek per stiprus perdavimas ir Pečiukas nepagauna kamuolio. Taigi klaida. Svečiai pradės savo ataką. Gaidamavičius. Prieš jį Černeckis. Vasiliauskas. Nėra, tačiau kamuolį ima Matulis ir 2 taškai. 4 tašką pelno Matulis. Skirtumas mažėja iki 12. Černeckis, Adomaitis, Ginevičius. Pečiukas ir Pečiukas pelno pirmosius taškus. Lygiai 4 minutės iki antro kėlinio pabaigos. 36-22. Pirmauja Kėdainiai Tirobet. Šeštokas. Meta per rankas. Nėra. Su kamuolio Ginevičius. Ir trečioji komandinė. Varžovams bus 4 komandinė. O Matulis pražengia antrąjį kartą. Maklūrą keičia Kiselius. Šiek tiek mažiau negu 4 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Adomaitis. Ir pražanga. Petrukoniai, Adomaitis tos prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmas Adomaičio baudos metimas. Tai 5 jo taškas. Skirtumas paėjo iki 15. Deja, antras metimas skrieja pro šalį. Taigi 37-22 pirmauja kėdainiečiai. 3,5 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Gaidamavičiaus tolimas metimas. Taiklus. Tai antrasis varžovų tritaškis šiose rungtynėse. Kėdainiečiai jau yra pataikę 6. Pečiukas. Sėlius. Deja, nepavyksta Kiseliui įveikti varžovo gynybos ir varžovai atsikovoja kamuolį. Lygiai 3 minutės iki antro kėlinio pabaigos. 12 taškų skiria komandas. Maceina lieka laisvas ir prameta Maceina, tačiau Petrukonis išnaudoja savo ūgio persvarą ir pelno 2 taškus.
Ketvirtasis Petrakonio taškas. Ir Triobet persvara sumažėjo iki 10 taškų. Černeckis atmeta Pečiukui. Prie jo nieko nėra. Beje, Pečiukas prameta ir prasižengia Adomaitis. Adomaitis prasižengia antrąjį kartą. Ir vietoje aikštelę matysime Marių Valukonį. Turnyro lentelė, kėdainiečiai šiuo metu užima 9 vietą ir iškovoja 3 pergalės po 11 rungtynių. Juventus po 12 rungtynių turi iškovoja 5 pergalės. Rytoj kėdainiečiai važiuoja žaisti į Prienus su Rūdupiu. Petrukonis pataiko abi baudas ir skirtumas sumažėjo iki 8. -7 tokia atkarpa. Nesėkminga kėdainiečiams. Ginevičius. Pečiukas. Valukonis. Ginevičiui. Iššoka jis iš lanko po Ginevičiaus metimo. Maceina pasiima kamuolį. Ir pražanga. Gerai, kad kamuolys į krepšį nekrito. Prasižengė Valukonis. Antroji Valukonio pražanga. Taigi varžovai perima iniciatyvą. Dar prieš minutę komanda skiria 15 taškų. Dabar šį persvarą sumažėjo, galima sakyti, per pusę. Maceina prameta pirmąją baudą. Kol kas taškų nėra pelnęs šis krepšininkas. Ir antra bauda skrieja pro šalį, Kisielius pasiima kamuolį. Valukonis, Pečiukui. Ginevičius. Kisielius. Ir Matuliui pražanga. Valukonis eis mesti baudų. Valukonis baudas meta 55% taiklumu. Per rungtynes vidutiniškai pelno po 8 taškus. Ir atkovoja po 5 kamuolius per rungtynes. O Matulis prasižengia 3 kartą. Beje, pirmasis Valukonio taškas. Ir antroji bauda taikli. Vėl dviženklę persvarą turi kėdainiečiai. Šulskis keičia Černeckį. 1 minutė 50 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Gaidamavičius. Ir vėl Matulis maudo mūsiškius po krepšiu. Priminsiu ūgis. Kaip puolėjai, gana nedidelis, 1 metras 95 centimetrai. Tačiau problemų sukelia jisai po kėdainiečių krepšių. Ir Kisielių pakeitė Maklūras. Matulis meta 2 baudos metimus. Netaiklus. Iš eilės trečiasis varžovų metimas nuo baudų metimo linijos. Minutė 39 sekundės iki kėlinio pabaigos. Antrą baudą Matulis pataiko. Pelno savo 5 tašką. Ir Matulį keičia Šležas. Taigi 39-30. Pusantros minutės iki antro kėlinio pabaigos. Pirmauja Kėdainių Triobet. Šulskis. Maklūras lieka krašte laisvas. Deja, nepataiko iš toli Maklūras. Maceina. Ir 2 Petrukonio taškai. Kėdainiečiai prašo minutės pertraukėlės.
baigėsi pertraukėlė. Minutė 10 sekundžių iki antro kėlinio pabaigos. 39-32. Pirmauja kėliniečiai, vėl iniciatyvą turi svečiai. Jie sugebėjo sumažinti persvarą. Neryžtingai meta Maklūras ir pro šalį. Gaidamavičius. Dar viena klaida gynyboje, vėl Petrukonis šeimininkauja po Trilobeto krepšiu. 2 taškai ir pražanga Maklūrui. Kiselius keičia Deividą Maklūrą. Taigi žaisti 49 sekundės ir jau tik 5 taškai skiria komandas. Petrukonis gali dar labiau sumažinti skirtumą. Pataiko Petrukonis. 11 taškų Petrukonio sąskaitoje. 9 jis pelnė per antrąjį kėlinį. Taigi, išbarstė. Turėtų pranašumą kėliniečiai. Iš persvaros beliko 4 taškai. Šulskis. Pečiukas. Valukonis. Iš čia pataiko. Ta ir padaro. Dabar Valukonis. Pelno 4 tašką, skirtumas padėjo iki 6. Pusę minutės iki antro kėlinio pabaigos. Gaidamavičius. Ir Gaidamavičius. Šauna iš toli nėra. Kiselius su Šulskiu. Vos nestrukdavės tam, kovojant dėl kamulio. 10 sekundžių įlieka iki antro kėlinio pabaigos. Ginevičius. Kiselius. Koja stabdo kamuolį varžovai, tačiau arbitrai to nepastebi ir baigėsi antrasis kėlinys. Taigi prasidėjo antroji rungtynių pusė. Kėdainių penketas toksai. Ginevičius, Černeckis, Adomaitis, Kiselius ir Maklūras. Klysta varžovai. Jų komandą matome Gaidamavičių, Vasiliauską, Petrukonį, Pakamanį ir Matulį. Kiseliaus tolimas metimas nėra. Ir Adomaitis atsikovoja kamuolį, nes buvo 2 varžovai. O rezultatas 41-35. Pirmauja aštuoni šeimininkai, dabar jau 41-37. Petrukonis pelno savo 13 tašką. Ir Trilobeto persvaros sumažėjo iki 4. Nepavyks ir Maklūrui užbaigti atakos taiklių metimų. Taigi varžovai, galima sakyti, nuo antro kėlinio vidurio perima iniciatyvą.
Ir skirtumas jau tik 4 taškai. Didžiausia persvara buvo 15 taškų. Pakamanis pats meta, pats pataiso. Ir skirtumas matyt iki 2 taškų. O šios rungtynės labai svarbios kiniečiams, norint dar pakovoti dėl patekimo į atkrintamąsias. Adomaitis, Makuras, atakai 5 sekundės. Adomaitis ir baigėsi atakai skirtas laikas. Taigi 2 nesėkmingos atakos, o varžovai tuo tarpu atakas baigė taikliais metimais. Pakamanis, Petrukonis ir dar 2 taškai. Ir lygų 41-41. Kiselius prameta iš krašto. Petrukonis skovoja kamuolį. Ir visiškai subirėjo Kėdainių žaidimas. Petrukonis darė krauną iš viršaus, pelnas 17 tašką. Ir pirmą kartą šiose rungtynėse priekyje Utenos Juventus. Molokonis Černeckiui į kraštą. Ginevičius. Nekrenta ir Ginevičiui. O varžovai ant bangos. Sekundžių nėra ir 2 taškai. Gaidamavičius. Taigi 10-0 atkarpa pralaimima ir 3 minutės beveik praėjo. Ginevičius nėra ir kažkas neaiškaus vyksta aikštelėje. Kamuoliu Matulis. Ir pražanga kėdainiečiams. Prasižengia Molokonis. Ir minutės pertraukėlė. Matulis stoja prie baudų metimo linijos. Taigi atkarpa mūsiškai pralaimi 0-10. Sužaidus 3 trupučiuką minutės ant trečiajame kėlinyje. Matulis prameta pirmąją baudą. Baudas komandos per 2 kėlinius metė vienodai. Matulis pataiko antrąją baudą. 46-41. Pirmauja Juventus. Ginevičius. Valukoniui. Pražanga prieš Valukonį. Pagaliau kažkas panašesnio į žaidimą. Valukonis stabdo Matulis. Pražengė 4. kartą. Valukonis prie baudų metimo linijos. Antrajame nepataikė Valukonis abi baudas. Ir dabar jam pavyksta įmesti.
5 Valukonio taškas. Daugiausiai taškų kol kas triubetui yra įmetęs Ginevičius, 9. Deja, antroji bauda skrieja pro šalį ir niekas nekovojo dėl kamuolio, išskyrus Petrokonį. Ginevičius stabdo kamuolį koją. Matulį keičia Šležas. Taigi svečiai perėmė iniciatyvą trečiajame kelyje. Pakamanis, Petrukonis. Atakai 6 sekundės. Gaidamavičius. Vasiliausko tritaškis, šalia nėra. Maklūras ima kamuolį. Ginevičius. Maklūro metimas. Vėl nėra. Ir pražanga Valukoniui. Atsiprašau, Šulskiui. Šulskis prasižengė antrąjį kartą. Mažiau negu 6 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Gaidamavičius. Ir Šulskis blokuoja Gaidamavičiaus metimą. Dar 16 sekundžių Juventus atakai. Šležas. Gaidamavičius. Petrukonis. Atmeta Vasiliauskui. Ir Vasiliauskas įveikia Šulskio gynybą. Ir varžovų dina persvarą iki 6. Vasiliauskas pelno 5 tašką. Maklūras. Labiau netaikliai šiandien metą Maklūras. Ir jį keičia Kiselius. Ruošasi keisti. Pakamanis, Gaidamavičius. Prameta Pakamanis. Pražanga Šležui. Šležas prasižengė antrąjį kartą. Ir antroji svečių komandė pražanga. Tiek pati turi ir kėdainiečiai. Lygiai 5 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Maceina įeina aikštelę, jisai keičia vidurio puolėją, Petrukonį. Kėdainiečiai pradeda ataką. Ginevičius. Kiselius. Valukonio metimas. 2 taškai. Valukonis pelno 7 tašką. Varžovų persvara mažėja iki 4. 4,5 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Maceina. Vasiliauskas. Šležas. Ir Šulskiui pražanga. Trečioji Šulskio pražanga. Maceina mes 2 baudos metimus. Antrajame kėlinyje prametė abu metimus. Kol kas nepelnės tašką Maceina. Šį kartą pataiko. Pelno savo 1 tašką. Skirtumas didėja iki 5 taškų. Dar 1 metimas. Taip pat taiklus. 44-50 pirmauja Juventus. Černeckis. Ir klaida. Skersas perdavimas. Isikevičius keičia Černeckį. Maceina, Pakamanis, Šležas. Pusiau kabliu 2 taškai. Ir varžovų persvara padėjo iki 8 taškų. 4 tašką pelno Šležas. Šulskis. Isikevičius.
Kisieliaus tolimas metimas. Deja, nėra. Šležas ima kamuolį. Ir klysta Šležas. Kisielius. Ir jį neleisnai stabdo Maceina. Maceina prasižengė antrąjį kartą. Kisielius. Gaida Ginevičius, atsiprašau. Ir varžovai prasižengė. Tai bus ketvirtoji komandinė. Egidijus Dimša pasiruošęs išbėgti į aikštelę. Jisai keičia Kisielių. Varžovų komandoje grįžta Petrukonis į aikštelę. Taigi pamatysime, kokios formos dabar yra Egidijus Dimša. Šulskis. Volokonis. Nėra. Ir Maceina pasiima kamuolį. Ginevičius stabdo Maceiną. Tai bus ketvirtoji komandinė. Varžovai jau turi 4 komandinės. Žaisti liko 3 minutės 12 sekundžių. 52-44. Pirmauja svečiai iš Utenos. Dimša apsigina. Perima kamuolį. Jasikevičius. Dimša. Šulskis. Dimša lieka laisvas. Labiau netaiklus metimas, tačiau ima kamuolį Šulskis. 9 tašką pelno Šulskis, skirtumas mažai iki 6. Maceina žingsnė buvo Vasiliauskui. Šležas. Maceina. Šležo metimas iš krašto, netaiklus. Volokonis pasiima kamuolį. 2:20 iki 3 kėlinio pabaigos. Ginevičius. Jasikevičiui. Ir 3 taškai. Ir svečiai prašo eilutės pertraukėlės. Taigi laimi atkarpą Tiriobetas 5-0 ir iš 8 taškų belieka 3. Taigi dabar labai svarbu apsiginti. Maceina. Petrukonis. Vėl Maceina. Šležas. Nugriauna Šležas Volokonį, tačiau pražangų nėra, bet mūsiškai perima kamuolį. Šulskis. Nesiryžta atakuoti iš toli. Prasidėjo prieš paskutinį. 3 kėlinutę. Ir dabar pražanga Petrukoniui. Ginevičius mes 2 baudos metimus. Du baudos metimai. Vidas Ginevičius prie baudų metimų linijos. Minutė ir 47 sekundės lieka.
iki trečio kėlinio pabaigos. Ginevičius pelno 10 tašką. 2 taškai skiria komandas. Ir skirtumas minimalus. Varžovų komandoje Matulis keičia Petrukonį. Maceina pradeda Juventus ataką. Matulis, Gaidamavičius. Ir Ginevičius paima kamuolį. Ir netikslus perdavimas. Šiek tiek per aukštai pasiunčia kamuolį Ginevičius Šulskiui. Balokonį keičia Maklūras. Neblizga šiandien Maklūras. Daug metimų prametė pro šalį. Varžovo ataka. Gaidamavičius. Klysta varžovai. Šulskis perima kamuolį. Greita ataka. Į kraštą Ginevičiui. Dimša. Atmeta Jasikevičiui. Šis Ginevičiui ir per trumpas metimas. Maklūras ima kamuolį. Nauja ataka. Jasikevičius. Dimša. Ir pirmieji Dimšos taškai. Lygų, tiksliau, 1 tašku pirmavo kėdainiečiai. Po Dimšos metimų. 53-52. 30 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Taigi nugalėtų išspręsti tik 4 kėlinyje. Arba net gali prieiti pratęsimą. Jeigu rungtynės vyks toliau, taškas. Prameta varžovai, tačiau Vasiliauskas pasiima kamuolį. Ir varžovai gali laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. Gaidamavičius. Abi komandas išnaudoja pražangų limitą. Kaip puikiai žaidžia varžovai. O mūsiškiai pramiega. Jų ataka. Jasikevičius. Deja, baigėsi trečiasis kėlinys. Jį laimi 1 tašku varžovai. Taigi paskutinis 4 kėlinys. 1 tašku pirmauja svečiai. 54-53. Ginevičius, Dimša, Maklūras, Šulskis ir Jasikevičius. Toks triobeto penketukas. Jasikevičius. Maklūrui. Dimša. 2 taškai ir pražanga varžovui. Dimša pelno 4 tašką. Ir dar 1 baudos metimas. Petrukonis prasižengė 5 kartą. Taigi, pirmieji nuostoliai. O Petrukonis šiandien įmetė 17 taškų savo komandai. Ir yra komandos lyderis. 1 baudos metimas. Dimša prie baudų metimo linijos.
Deja pro šalį skrieja baudos metimas. Ir 1 taškų pirmauja kėdainiečiai. Beveik pusę minutės praėjo ketvirtajame kėlinyje. Matulis. Ir kamuolį į užribį numuša Ginevičius. 11 sekundžių lieka Juventus atakai. Šležas. Gaidamavičius. Vasiliauskas šūvis. Ir 3 taškai. Antrą savo tritaškį pataiko Vasiliauskas. Pelno 5 tašką. 57-55 pirmauja Juventus. Šulskis. Maklūras. Ginevičius. Atakai 3 sekundės. Reikia mesti. Ir nepavyksta Maklūrui. Daugiau niekas neina kodėl kamulio. Eina antroji ketvirto kėlinio minutė. Pakamanis. Gaidamavičius. Pakamanis. Ištraukia iš po krepšio Dimšą ir po to priverčia pastarį prasižengti. Dimša prasižengė pirmąjį kartą. Pirmoji kėdainiečių komandinė pražanga. Šležas. Gaidamavičius. Pakamanis laisvas ir 3 taškai. Antras varžovo tritaškis iš eilės. Pakamanio 13 taškas. Vėl varžovai atsiplėšė. 60-55. Jasikevičius, Ginevičius. Deja, Ginevičius nepataiko, bet kamuolį pasiima Egidijus Dimša. Naujas laikas atakai. Baigėsi antroji ketvirto kėlinio minutė. Ginevičius. Dimša. Ir 2 taškai. Tai daryti Dimša moka. Dar gali ir pražangos šios varžovams arbitrai. 3 taškai skiria komandas su kamuoliu varžovai. Gaidamavičius. Matulis. Apsigina mūsiškiai. Maklūras ima kamuolį. Perdamas į kraštą Ginevičiui. Jasikevičius. Nesiryžta atakuoti. Turėjo gerą progą. Dimšai. Ginevičius. Jasikevičius. Deja nėra. Ir kamuolys pas varžovus. Kisielius keičia Jasikevičių. Baigėsi trečioji ketvirto kėlinio minutė. Varžovai pradeda ataką. Beje, varžovai labai ryškiai laimi kovą dėl kamuolių. Pražanga. Dimšai. Antroji Dimšos pražanga. Vasiliauskas. Devintąjį tašką pelno varžovų komandos puolėjas. Abi baudos pasiekė tikslą. 62-57 pirmauja Juventus. Kisielius. Pražanga Matuliui. Matulis prasižengė 5 kartą. Tai jau antras varžovų komandos starto 5 žaidėjas, kuris iš 5 pražangas priversis palikti aikštelę. 8 taškus pelnė Matulis šiandien savo komandoje. Vietoje aikštelėje šeštokas. Kisielius. Dimšai ir Dimša krauna iš viršaus. Skirtumas mažėja iki 3. Dimša pelno 6 tašką. Gaidamavičius. Šležas.
Vėl Gaidamavičius pabėga nuo Ginevičiaus. Tačiau nepavyksta jam įmesti ir kamuolį atsikovoja kėdainiečiai. Maklūras, Ginevičius. Kisielius. Pražanga Žygimantui Šeštokui. Trečia varžovo komandinė. Ir antroji Šeštokui. Ir svečiai prašo minutės pertraukėlės. Minutės pertraukėlė. Toliau tęsia tą kėdainiečiai. 14 sekundžių lieka iki jos pabaigos. Kisielius. 2 taškai. Ir 1 taškas belieka iš varžovų, turėtų 5 taškų pranašumą. Netgi 8 taškai. Buvo jų pranašumas trečiajame kėlinyje. Dabar 1 taškas skiria komandas. Tuo tarpu Dimša pražengė trečiąjį kartą. Pakamanis. 5 minutės 40 sekundžių lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Klysta varžovai. Ginevičius. Maklūras. Ir klysta Maklūras. Kersas perdavimas. Šiandien prastokai rungtyniavo Maklūras. Varžovo ataka. Šležas prieš Dimšą. Ir Dimšai fiksuojama pražanga. Dimša prasižengė 4. kartą ir kėdainiečiai turi 4 komandinės pražangas. 14 sekundžių varžovo atakai. Gaidamavičius. Šeštokas. Blokuojamas Gaidamavičius metimas. Ir viskas baigėsi laimingai. Taigi vėl priekė mūsiškiai. Sutingai metimą pataikė Ginevičius. 1 taškas komandos. Taigi pats gražumas prasideda. Šeštokas su kamuoliu. Gaila, kad Dimš turi 4 asmenės pražangas. Pakamanis. Nepataiko Pakamanis. Apsigina Maklūras. Ir kėdainiečio ataka. 4:20 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Kisielius. Ir dar 2 Kisielius taškai. Gražiai maudo varžovus Kisielius, jau 2 kartą iš eilės. Ir Juventus prašo minutės pertraukėlės.
Baigis pertraukėlį, kėdainiečiai pirmauja 65-62, žais lyga 4 minutės ir varžovai meta aikštelę dar vieną savo kozirį, tai 220 ūgio Romano Gumeniuką. Gaidamavičius. Gumeniukas. Ir 2 taškai. Gumeniukas liko baudos aikštelėje prieš Černeckį ir išnaudojo savo ūgį. 1 taškas belieka, tačiau vis dar pirmauja kėdainiečiai. Kisielius. Ir dar 2 taškai. Kisielius moka mesti iš toli ir moka žaisti 1 prieš 1 po krepšių pasirodo. Vėl 3 taškai skiria komandos. Gaidamavičius, Vasiliauskas. Šiek tiek daugiau negu 3 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Vasiliauskas. Nėra, Dimša ima kamuolį. Pavyko apsiginti, dabar reikia užpulti taiklių metimų. Mažiau negu 3 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Kisielius. Prieš jį Pakamanis. Černeckis. Atakai 2 sekundės, reikia mesti. Ir baigėsi atakai skirtas laikas. Taigi nepavyko pelnyti taškų. Šležas eina aikštelę vietoj Vasiliausko. Maceina. Gumeniukas. Pakamanis. Gumeniukas. Ir Dimšai fiksuojama pražanga. Taigi debiutas baigtas. Šiandien Dimša įmetė 6 taškus į varžovų krepšį. Atsiprašau, 8 taškus. Ir priversas palikti aikštelę. 5 pražangas. Taigi pirmieji nuostoliai ir Kėdainių komandai. Jasikevičius pakeitė Ginevičių. Gumeniukas prie baudų metimo linijos. 2 minutės ir 18 sekundžių lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Nepataiko pirmos baudos Gumeniukas. O beje, sekančias rungtynes savo aikštelę Triobeta žais ateinantį šeštadienį 18 valandą. Taip pat, atsiprašau, 19 valandą su Juventus. Tai bus BBL rungtynės. Taigi varžovai nepasinaudojo šansų. Tiksliau, Gumeniukas prametė abu metimus nuo baudų metimo linijos ir Jasikevičius pradeda Triobeta ataką. Kisielius. Maklūras. Kisielius. Kraštą Maklūrui. Ir pagaliau Deividas Maklūras pataiko metimą į žaidimą. Gaila, kad užmina 3 taškų metimo liniją ir skirtumas padidėjo iki 5 taškų. Maceina. Gaidamavičius. Gumeniukas. Ir jis stumteli Kisielius. Sąmoninga pražanga. Tikėkime, jog Gumeniukas vėl nepataikys. Bent vienos baudos. Minutė 45 sekundės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Kėdainiečiai turi 5 taškų persvarą. Vasiliauskas keičia Šležą. O Gumeniukas prie baudų metimo linijos. Prieš tai abi prametė. Nėra ir dabar. Dar vienas metimas. Taip pat nėra. Deividas Maklūras pasiima kamuolį. Taigi išlipo iš duobės kėdainiečiai. Ir dabar jau pirmauja 5 taškais. Valukonis į aikštelę. Maklūras. Kisieliui. Vėl Valukonis atveda gal Černeckiui ir deja netaiklus metimas. Gumeniukas nepagauna kamuolio, kova dėl kamuolio tęsiasi ir ją laimi Gaidamavičius. Minutė 20 lieka. Koja žaidžia kažkuris iš kėdainiečių. 17 sekundžių lieka Juventus atakai.
Gaidamavičius grąžina kamuolį Gumeniukui. Vėl Gaidamavičius, prieš jį Jasikevičius. Pakamanis. Klysta Pakamanis, Kisielius perima kamuolį. Netrukus prasidės paskutinė ketvirto kėlinio minutė. Taigi, kelniečiai gali iškovoti labai svarbią pergalę. Tai būtų ketvirtoji pergalė LKL čempionate. Volokonis atina Černeskį. Maklūras krašte laisvas. Deja, nepavyksta Maklūrui. 49 sekundės ir Juventuso ataka. Gaidamavičius. Gumeniukas. Lieka vienas po krepšiu ir 2 taškai. Taigi, minutės pertraukėlė. Baigėsi pertraukėlė ir komanda skiria 3 taškai, kamuolys aikštelės šeimininkų rankose. Kisielius grąžins kamuolį iš užribio. 41 sekundė lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ginevičius. Valukoniui. Ir Valukonis išsigąsta, o nieko prieš jį nebuvo. Vos neperima kamuolio Kisielius. 30 sekundžių lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Taigi klaida. Klysta varžovai. Galima kamuolį laikyti iki pabaigos, tačiau varžovai turbūt prasižengs. Nors tai bus dar tik ketvirtoji komandinė. Ir 19 sekundžių atakai. Iki kėlinio pabaigos 2 sekundėm daugiau. Dabar ketvirtoji komandinė pražanga Juventusui. Tikriausiai vėl bandys varžovai prasižengti. Ir teks mesti kažkam iš kiniečių baudos metimus. Ginevičius kamuolio. Ir Maceina iš karto prasižengia. Ginevičius patikimesnis metikas negu Valukonis. Tikėkimės, jog jam pavyks įmesti baudas. Bent vieną. Žaisti likus 17 sekundžių. Vidas Ginevičius. LKL čempionate vidutiniškai pelno po 8 taškus. Šiandien jau įmetė 13 taškų. Deja, pirmas metimas skrieja pro šalį. Dar viena bauda. Labai reikalingas taškas. Deja, nėra. Maklūras pasiima kamuolį. Kisielius. Ginevičius. Ir pražanga šeštokui. Lieka 12 sekundžių. Vėl Ginevičius. Davidas Maklūras išgelbėjo komandą, atkovodamas kamuolį. Tikėkime, su Ginevičius neprames iš 4 baudų visų. Bent vieną reikia pataikyti iš dabar 2 metamų. Yra pagaliau. 4 taškai skiria komandas ir 12 sekundžių. Ginevičius pelno savo 14 tašką. Dar vienas metimas. Taip pat taiklus. 5 taškai skiria komandas. Su kamuoliu Pakamanis. Ir pražanga Valukoniui. 7 sekundės lieka. Pakamanis mes 2 baudos metimus. Pakamanis pataiko pirmą baudą. Skirtumas mažėja 4 taškų. Dar 7 sekundės. Taikli. Antroji bauda ir
Kėdainiečiai prašo minutės pertraukėlės. 7 sekundės ir plus 3 taškai. Taigi dar 7 sekundės. Kisielius Maklūrui ir iš karto pražanga prieš jį. Dabar Maklūras tos prie baudų metimų linijos. Lieka 6 sekundės. Deividas Maklūras, jis geriausiai meta baudas turbūt komandoje. Beveik 90% taiklumas. Matysim, kaip jiems seksis dabar lemiamų momentų. Taigi, Deividas Maklūras reikia bent vieną baudą įmesti, kad pabėgti nuo varžovų tritaškio. Taiklus Maklūro metimas. 4 taškai skir komandas ir Utena turi 6 sekundės, tačiau Deividas Maklūras meta dar vieną baudą. Taip pat taiklus metimas. 5 taškai skir komandas, 4 sekundės, 3, 2, 1. Pataiko Gaidamavičius, atsiprašau, Pakamanis, tačiau tai jau neišgelbėjo varžovų. 73-70, pergalė LKL čempionate iškovoja Kėdainių Tribetas per Ugniesius, paskui Vytautas Dranys. Iki sekančio karto.